Aš esu Justė, esu Miglės draugė, tai ir šiandien prisidėjau prie šios gražios iniciatyvos. Svarbiausias momentas yra tas, kad kasdienybė gali pavirsti šventę čia. Tai vat sukūrėm šokį, tikrai labai smagu, labai gera, kad esu čia ir kažkaip norėčiau paskatinti daugiau žmonių, kurie yra iš tikrųjų nuoširdūs, geri, kūrybingi, kad ir jie prisijungtų prie šitos gražios iniciatyvos. Šiandien labai fainai praleidau laiką. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi labai, kad netruko šiandien juoko, netruko šypsenų ir tikrai buvo labai smagu. Prieš kelias dienas žiūrėjau, labai daug internete mačiau ir taip draugų ar klasiokų mačiau, kaip ruošiasi Helovinui ir taip toliau. Ir galvojau, taip apmaudu liūdna paliko, kad va, aš čia turiu gulėti, negaliu pasiruošti, pasipuošti ar dar kažką. Ir labai šiandien nudžiugino tai, kad jūs atvykot ir va, suteikėt mums vaikams tokią galimybę Helovinui. Ir puotą iškėlėt ir tikrai buvo labai smagu. Ačiū. Ir labai fainai, kad turim mes skyriuje šokių mokytoją. Tai labai šiandien fainai pravedė mums įdomią šokių pamoką. Manau, kad šokių ligoninėse ir su tokiomis aprangomis dar nemanau, kad kada nors teko kam nors matyti. Ir labai smagu, kad šiandien burtė padovanojo, davė kostiumus ir praktiškai visi, neragindami, juos apsirengė ir visi įsikūnijom į kažkokius tai personažus. Va, tuo tarpu aš raganaitė, velniukas. Tai ta nuotaika iš tikrųjų yra nuostabi, jinai yra šventiška ir kad ir tos 2-3 valandos čia, jos yra tiesiog didelė šventė mūsų kasdienybėje. Didelis ačiū biliardo turnyro metu aukojusiems žmonėms, nes jūs padarėte dar vieną stebuklą. Negirdžiu, kodėl, negirdžiu.